Keičiantis klimatui susidurėme su įvairiomis problemomis. Viena iš jų yra vorų populiacijos pagausėjimas. Ši problema yra labai ryški KTU studentų miestelyje. Norėdami sužinoti, kokia studentų nuomonė apie šį reiškinį, paklausinėjome praeivių vorų plitimo zonoje, ką jie apie tai mano. Ar pastebėjote vorų pagausėjimą KTU studentų miestelyje? Tikrai taip. Pagausėjimą? Nežinau, galbūt šiek tiek. Visai tualete nemažai ten tų vorų, kartais pamaitinam. Yra vorų KTU miestelių. Taip, per paskutinės kelias savaitės iš tiesų matosi vorų aktyvumo padidėjimas. Kur sutikote vorų? Pagrindinai vorų sutinku bendrabutyje. Ir tualete. Prie pat mano durų realiai gyvena. Nemažai. Kokia jūsų nuomonė apie vorus? Gera. Bijau vorų, tiesiog bijau lipti iš lovos. Mes nedeinam paskaitas, nes, ta prasme, bijomės tų vorų ten. Iš to padarėme išvadas, jog jeigu nebus imtasi skubių priemonių, studentai visiškai nebegalės lankyti paskaitų.